5 vieta. Derekas Mosley vieną popietę įsiveržė į ginklų parduotuvę su tikslu ją apiplėšti. Tačiau matyt nepagalvojo, kad norint apiplėšti ginklų parduotuvę reikės daugiau nei tik beisbolo lazdos. Teisingai, jis buvo apsiginklavęs beisbolo lazda, kurią vėliau sudaužė vitriną, o pardavėjas akimirksniu atkišo savo ginklą į Dereką ir laikė jį nutaikęs, kol atvažiavo policija. 4 vieta. 2008-aisiais 18-metis Ruben Zarate norėjo apiplėšti duslintuvų parduotuvę Čikagoje. Jis įėjo į vidų ir atkišęs ginklą pareikalavo pinigų, tačiau buvo viena problema. Dauguma pinigų buvo seife ir tik vadybininkas galėjo jį atidaryti. Ruben nusprendė, kad apiplėšti parduotuvę pabandys vėliau. Kad sutaupytų laiko, jis parduotuvės darbuotojui paliko savo telefono numerį, kad jie jam paskambintų, kada sugrįš vadybininkas. Žinoma, darbuotojai pirmiau paskambino policijai, kurie atvažiavo ir liepė paskambinti plėšikui, kuris greit pasirodė ir vietoj saldaus seifo grobio pakliuvo tiesiai į pareigūnų glėbį. 3 vieta. Vieną saulėtą kovo rytą Nebraskoje Melissa Peters susiruošė nuvežti savo sūnų į mokyklą. Tačiau išėjus iš namų išvydo 17 metų paauglio vardu Mganga į ją nukreiptą ginklą. Jam nerūpėjo nei motina, nei jos vaikas, jis norėjo jų mašinos. Jis įsėdo į ją, užsivedė ir pastebėjo, kad mašinoje mechaninė pavarų dėžė, su kuria važiuoti jis nemokėjo. Jis visai bandė pasprukti, tačiau sugebėjo tik įsijungti šviesas ir valytuvus. Kol Mganga bandė išsiaiškinti, kaip pajudėti iš vietos, atvažiavo kaimyno iškviesta policija, kurie rado jaunuolį mašinoje įvažiavusi į tvorą. Plėšikas bandė bėgti, tačiau bėgikas buvo jis toks pat kaip ir mašinų vagis. 2 vieta. Tobulam nusikaltimui reikia, kad niekas neidentifikuotų nusikaltelio, todėl banditai ir vagis dažnai užsidengia savo veidą kaukėmis. 48 Pittsburgo gyventojas vieną dieną nusprendė apiplėšti banką, tačiau nelabai pagalvojo apie savo kostiumą. Jis persirengė moterimi su šviesu peruku, netikra krūtine ir klauno kelnėmis. Problema buvo ta, kad buvo matyti jo veidas, kurį užfiksavo stebėjimo kameros. Turbūt manote, kad jis norėjo, jog jį palaikytų moterimi, tačiau tokiu atveju galbūt vertėjo apsvarstyti galimybę nusiskusti barzdą? Netradiciškai apsirengusi nusikaltėlį policija greitai surado vagiantį mašiną iš moters netoliese esančioje degalinėje. 1 vieta. Dideli apiplėšimai reikalauja daug pastangų, geros strategijos ir sukelia daug streso. Dar sunkiau, jei bandai apiplėšti tokį didelį banką kaip Halifaxo bankas Londone. Čia vagis įėjo į banką, vienoje rankoje laikantis ginklą, kitoje maišą pinigams. Jis pareikalavo iš kasininko jam duoti 700 000 svarų sterlingų grinaisiais. Kol kas viskas pagal planą, beliko tik perduoti maišą pinigams. Tačiau plėšikas susipainiojo ir vietoj maišo kasininkui jis padavė ginklą esantį kitoje rankoje. Po trumpos neilgos pauzės supratęs vagis bandė atimti ginklą iš darbuotojo, tačiau šis nusitaikė į plėšiką, kuriam beliko tik bėgti. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.